trumpas reportažas, kaip mes čia gyvenam. Na va, Darius šiuo metu keičia dar arbatą. Ką valgot? Duona. Duona, gerai. Keičiam virdulį. Agurkai jau sėdi kriaukliai, kad neišvirstų netyčia. O, prašau, pilnas bidoniukas. Sumeistravom, jau rodžiau į mo muziejų. Oi, gerai. Nukratom dažnai, tai pasinaudoja. Taip, čia kapitono šturmaninė, prašau. Per langą vaizdas štai toksai, į priekį štai toksai. Na ir ką, ir toliau lipam į lauką. O į lauką, va, taip va. Turim palapinę, žiauriai geras dalykas. Reikia žiūronus paimti, tai. Va, taip, čia turim pasidėvę Navioniksą, elektroninį jūrlapį. Ir va, taip va. Tai čia kas labai yra gerai, kad gali sėdėti va šitoje vietoje ir va matyti va tokį vaizdą. Įsivaizduojat? Jeigu vėjas pūstų iš nugaros mums, nes būna taip va, fordevindas vadinasi. Na, arba pakštagas, vadinasi laivo šoną pučia. Tai mes paimam. Opa. Uždėta. Opa. Nusileidžiam visą palapinę ir mes sau ponai. Įsivaizduojat, kaip čia fainai. O taip. Ir va, ir mes turim tokią antrą kajutę, visiškai šiltą. Nu tai čia yra, žinokit, kosmosas, aš jums pasakysiu, tikrai. Žiauriai fainai, žiauriai jauku. Aišku, kai bangos čia pasuks, bus gal kitaip šiek tiek, bet na va, o dabar, vat, matot, plaukiam prieš srovę. Jau, matot, tas raudonas. Jau dabar sueina visas vanduo iš jūros į fjordą. Turėsim pasipriešinimą, na va, ir trupučiuką matosi. Iki Lakų salos 2 dienos. Tai va, kol kas tokios aktualijos. Prašau, koksai servisas. Nu ką, negali nepaim. Kopūstas. O! Nu super. Ganykė. Gerai, ačiū Davidai. Na va, įsikėlėm, sudarėm burės, užkaitom, net kepurę užsidėjom. Pradžiai toks vėjas pūtė, dabar jau taip labai gerai burė užstoja. Prašau. O taip va. Plaukiam su 2 rifais. Kažkaip tai pirmas apatinis rifas toksai labai mažas, labai nedaug sumažina burės būringumą. O mes, kadangi plaukiam su naujų laivų į jūrą, nepažįstam, tai viską taip stengiamės atsargiai daryti, apgalvotai. Kaip Dariukas jaučiasi laive? Labai nuostabiai. Labai nuostabiai. Rankos kišeniui tik tai, žiūrėkit, per burtą neiškriskit. Viskas gerai. Kai kris įsitrauks iš kišenį. Gerai. Dažniausiai vandenyje žmonės nuskendusius randa, kai su atsektų klynu. Tai va, ateina į laivą, kažkur per bortą bando pasišlapint ir susviruoja. Tas daiktas svarbiau negu laikytis už laivo, na ir įkrenta. Tai va, reikia tai daryti labai atsakingai. Dariukai nebereikalo, priekyje padėjau kibirą. Yra 50 metrų grandinės ir 50 metrų virvės suspleisuotos. Tai vat mes buvom išmetę, va tiek vat. Tai gylis koksai tada? Tai jeigu gylis yra 10 metrų, tai reikia maždaug 50 metrų, 5 kartus tiek rekomenduojama. Jeigu štormas, koks ar didelis vėjas, pavyzdžiui, reikia galima 7-8, vienu žodžiu iki 10 gali išsileisti, kad jau saugiai. Gali antrą inkarą išmest, gali tokią bobą padaryti, kad inkaras tikrai tvirtai laikytų. Tai va, tai, no, va taip va, savo vakarojam gražiai. Priekyje matyti saulė, na, kaip bebūtų keista, na, vis tiek jinai leidžiasi kažkaip ten, turbūt. Va ten jau jūra, bet ten mes būsim kažkur tai paryčiais, jau matau tą kalną, pro kurį esam ne kartą plaukę. Kol kas dar esam žvalūs, nes visgi naujas laivas, tai dar taip neinam, dar taip kažkaip tai tūsinam. A ne, Dariukai? Arbatėlę, va, geriam savo ir viskas. Ir kol kas smagu, nešalta, nes nėra vėjo.
Bet jūroje reikės dėtis jau apatinius termo rūbus. Nepamiršt, reikia vitamino. Kopusto lapas. Nusipirkom 2 kopustus, tai jau vieną turbūt suvalgėm, kitą plukdomės į Svalbardą. Tai va, visi vitaminai kopuste, superinis daiktas. Į sveikatą. Toliau bandome išplaukti iš Norvegijos fjordų. Gavome tokią priešpriešinę srovę, apie taip 1,2–1,4 mazgo, bet neužilgo mūsų greitis turėtų padidėti jau ir didėja šiek tiek. Tai, tai dabar sėdžiu taip kajutėj, taip šiltai, tikrai labai gerai. Na ir va, žiūriu į priekį, kaip kyla saulė, kaip neaukštas dangus ir, žinoma, turiu pasidėjęs Navionicsą, žiūriu elektroninius jūrlapius, kol Darius naudžia, aš budžiu. Noriu išplaukti iš fjordų, iš tam tikrų sėklių, tam tikrų kliučių ir tada aš eisiu pas nors tokias 2–3 valandas. Šiandien praktiškai nemiegojau. Tai jau norėčiau pribūti. Tai va, tai leisiu Dariui truputėlį pajudėti. Oi, fainai, jau pasilgau truputėlį tokio kabutėse vargo. Aišku, būtų buvę daug smagiau plaukti anksti ryte, kai tu esi pilnas jėgų, kai įsidienoja viską. Bet ką darysi, kadangi turime skubėti, turime būti penktadienį po pietų, kaip minėjau, tai jau mes laukti daugiau nebegalime. Ir tai jau galėjome anksčiau išplaukti, na, bet yra kaip yra. Tai vat. Pačioj kajutėj yra, tuoj vat parodysiu kiek laipsnių. Va, čia yra termometras yra vidaus, o kitas yra varikliaus skyryje. Tai va, taip pat turime labai gerą daiktą. Tai yra elektroninis barometras ir kai slėgis labai smarkiai krenta, kai labai smarkiai krenta, tai vadinasi jau mažiau 10 iki 1000 hektapaskalių. Tokiu metu viena lemputė užsidega. Kai blogėja oras, įspėja tiesiog, kad ten per 3 valandas nukrenta ten 3 hektapaskalius ir iš karto tave įspėja, kad žiūrėk, labai greitai keičiasi oro sąlygos. Nors aš kas kelias valandas užrašau, kiek nuplaukėm, koks yra oras ir ką rodo barometras. Tai va tokia yra rutina, truputėlį sekti, nes tai yra labai svarbu. Nes bures reikia rifuoti, vadinasi mažinti jų būringumą ne tada, kada jau reikia. Ne tada, kada ateina apie tai mintis į galvą, bet anksčiau. Na, tai va. Dar norėsiu pasiimti Starlinką, bet jaučiu ryte. Pasidarysim jūrinį variantą, ten už gigabaitus kažkaip tai moki kelis eurus, nėra brangu. Tai va, biškutėlį, kad linksmiau būtų, kad dienos neprailgtų šitose budėjimuose. Įplaukėm jau į jūrą. Jau tokios priedangos neturim, tai vėjo kaip ir nėra labai didelio, bet yra tokia, bangelė, kuri tą laivą visai taip pat trupučiuką varto. Toks vaizdas būtų lyg buriuojam, per bangas čia varom, bet iš tikrųjų įsiūbuota jūra. Tai va, tai kol kas dar motoruojam, burės išskleistos, judam visai gerai 6,3 mazgais. Skaitau, kad visai liuks. Puodai dabar jau pririšti, į kriauklės bakučius teko sudėti, agurkus, daugiau mažiau viską savo vietose, kad nepradėtų lakstyti. Dar į dešinę taip.
su avansu. Jisai mums duoda padaryti judesį su avansu. Mes pasukam vairą ir tik tada po 2 sekundžių įvyksta judesys. Grįžti kursą ir iškėsi. Dar gali biškį dešinę pasukti čiut-čiut, labai nedaug. Darius niekad neburiavęs, pirmą kartą už šturvalo turiu apmokinti jį, kaip laivą laikytis kurso, kadangi mūsų autopilotas nebepavairuoja, tai mes šokome į apatinius, į kairę Dariau biškį, taip taip į kairę, šokom į apatinius, na ir dabar mokinu Darių, nes esam juodai pavargę ir dar 2 paros prieš akį. Tai va, tai pasikeisdami kol kas, kol jūra trupučiuką čia bando siautėti, nors kažkaip tai stovėjo daug ir nebūtų. Mes judame 4,5 mazgo greičiu, bet ir laivas plieninis sunkus. Bet kažkaip ta banga tokia šoninė ir taip metų autopilotai iš karto išmuša iš vėžių. Dariau dabar į dešinę, esu labai aštriai, į dešinę, sukit, pamatysit, kaip pasikeis viskas. Nu ką, tik išplaukėm į jūrą, taip, 7:30, o papuolėm į šokius. Banga nėra didelė dar, taip sakykim, 1,5 metro, nedidesnė, bet atplaukia pavienės 2 metrelių bangos tokios. Bet kursas toksai, na, pavėjinis, autopilotas jau nepavairuoja. Ai, taip, banga 2 metrai, atsiprašau. Vairuoju aš, autopilotas nelabai gali. Nu jo, plaukimas tai nešilkinis. Išvargsim gerai, žinok. Vėjas geras, neturiu vėjos rodiklės. Negaliu pasakyti, dar telefą nesimato. Bangos per varą ar 4 metrų tokio, žinai, pavienės dičkės. Tai va, tu nepatikėsi, žinok. Sninga, šlapdriba, įsivaizduoji. Net gerai čia taršo į tokį debesį, jaučiu įplaukiam ten, va tai biški šviesiau, o čia va toks va, biški įvarėm, tai tu supranti, snigt pradėjo, o tokia šlapdriba, žinai, nesimato gal per kamerą. Nu, turi matytis biški. Situacija tokia, 35 mazgai, šlapdriba, bangos 2-3 metrai, autopilotas nevairuoja, sučiukas 2 rankoms, vienu žodžiu, nemiegojęs 2 paras. Čia yra Kęstučiuko normalios atostogos. Vienu žodžiu, bet nieko, Dariukas nuėjo pakaist krosnelę dabar. Tik gaila, kad aš negaliu nueit prie tos krosnelės, nes turiu vairuoti laivą. Jūra ošia. O koks viesulas. O ten jau gerėja. Va, ten nuėjo koksai, o mato Dariukai, atlaikė, šiaip ne taip biški. Vaizdas jau geras. Atiduokit giedras dienas, svoločiai. Dalė čia iš šlapdribos ir 35 mazgus. Ir autopilotas nebevairuoja. Šlapdriba. Gerai čia apšildė. Gerai. Šlapios visos kelnės, pirštinės. Oi, negaliu, va, tas niekšas. Ir va į tą pusę visas velnynas nuėjo. O ten giedra diena. Varom į ją, va, į priekį. Romantika. Pasikūrėm pečiuką viduj. Tik dar negaliu eit pasišildyti. Turiu dar pasudarius arbatą šiltos padarė. Labai tikiuosi, kad toj baigsis ir galėsim šiek tiek atsipūsti. Štai autopilotą nebevairuojasi. Viskas. Viso gero. Galvoju, kad mes visą pasirodo, mes tik dviese sudarėm. Kiriukai tai varinėja tarp bangų kaip tarp arimų. Viena nuvilyja, antra, trečia, jie tarp tų arimų tik tai varo savo su tokiu lengvu net atrodo.
Įsivaizduojat, kaip duoda. Va, prašau, kaip, o, koksai velnės paliko. Labai tikimės daplaukti šiek tiek geresnį orą. Šiek tiek lyja. Nieko, atgaivins veidą gėlas lietus. Barenco jūros. Keturios dienos. Praeitą kartą, kai pagalvoju, kaip plaukiam, taip žiauriai pykino, tai buvo negera. Šį kartą taip esam pavargę, kaip šunys. Tai numigau 1 valandžiukę, atėjau pakeisti trumpai Darių. Viskas šiek tiek apsiramino ir galvojam, kaip čia pailsėti, ar kaip čia padaryti, kad tas autopilotas veiktų. Jaučiu, kad biškį duosim ciongo, nes dabar vėjas aprimo, liko įsiūbuotos bangos ir judam 3 mazgais. Tai jungsim variklį, bus stabiliau, gal autopilotas tada suveiks, gal tada truputėlį sušilsim, ištiesim kojas. Šiaip oras neblogas, bet nu žiauriai reikia poilsio, bent porą valandėlių dar nusnausti. Ir kaip įgulose plaukia daug žmonių, ten jokių problemų. Vienas 2 valandas, kitas 3 arba po 4 pasiema. Čia tai mes dviese, tokie leisgyviai, vienu žodžiu. Nu, bet skubam dėl to, kad paskui ateis štormas, tikrai labai didelis vėjas. Bet lygtais tik antarių sumažėjo jau. Vaizdas va toks. Попутка уж беру солнце, да?